Egidijau, aš žinau, kad tu esi drąsus vyras, pristačiau tave kaip uraganą. Ir ar priimtum iššūkį, jeigu jis dabar būtų, nežinant koks, ar rizikuoja ar ne? Pavyzdžiui, Artūras surizikavo, susitokė. Ir gavo išvaržą. Gavo žmoną ir išvaržą. Ačiū tau, džiaugiuosi. Taigi, ponai ir ponios, aš kviečiu mūsų jaunąjį Artūrą čia į sceną ir tai, kas įvyks dabar, nežino nei Egidijus, nei Artūras. Artūrai, aš žinau, kad vesti tai yra praktiškai didžiausias iššūkis jau veiktas tavo gyvenime. Nu, ta tep. Klausyk, nori pabandyti paišdykauti? Norėčiau. Mes žinom, kad tu išvaržos dzina, ne? Aš žinau, kad tu gerai dainuoji. Nu, nežinau. Žmonės pasakys. Žurnalas Žmonės pasakys, kad jis dainavo su Egidijum Sipavičium Antilopę. Mikrofonas tau, pavarygiai! Vakaro tonį ir tylą, ir tavenčio kalno vidurį su tempu. Tavo matinis veidas iš lėto sutyla, kad pradingsi iš viso bijoti tu. Ir laikau aš apgrėtęs, tą netarsi būdį, kurį tyko patraukti, plėšioji tamsa. Tu dabar tarsi tą pagautą antilopę, mano rankų belaisvį, dėbi visa. Artūras! Kaip tave man išsaugo, kaip tave išlaikyti, kad pradėtum jauna. Neveltui sakoma, muzika gydo. Žvaigždės, kurios mirksi, nedrąsiai skliaudė. Nenorėt mano rankų, šio rinkojančio trapo. Ką aš veiksiu vienas, liksiu krante. Kaip tave man išsaugo, kaip tave išlaikyti, kad pradėtum jauna ir įstos. Artūrai, žinai, vieną kartą, ką man pasakė, kai aš ilgą laiką tą dainą kartojau telšiuose per koncertą. Vienas žemaitis iš salės ir sakai, kaip tave man išsaugot, kaip tave išlaikyti. Ana sako, dirbti rek ir išlaikysi.
Sveikinu Monika, sveikinu Jūs. Esate nuostabūs, jauni, gražūs žmonės ir aš tikiuosi, kad už 25 metų per Jūsų sidabrinės vestuvės aš vėl stovėsiu šitoj salėje ir dainuosiu. Gero visiems vakaro!